Ir niekad nežinau, kaip jisai rašosi. Aš niekad iki galo nesuseku, kaip aš jį rašau, bet aš einu per patirtį, aš ieškau tiesos. Žinai, kažkaip jautiesi ir man tą tiesą atrasti yra taip sunku. Aš labai dažnai būnu tokiam minčių rūke, kur dažnai net nesuprantu, kaip jaučiuosi, nesuprantu, ką mąstau iki galo ir man kartais nėra lengva surinkti tas visas mintis, įsivardinti, kas vyksta ir suprasti. Man dažnai, man atrodo, būna tas gėrimo toksai momentas, kur... Ko tokio? Gėrimo. Gėrimo? Bet turiu galvoje ne alkoholio, būna taip, bet turiu galvoje visų įvykių, jausmų, kažkokių etapų, toksai bandai viską sugert, o tada būna tokių ryškių momentų, kur tu pradedi suprasti, kaip tu jauteisi, kas čia buvo. Tada ir atsiranda žodžiai. Ir man atrodo, jeigu aš neieškočiau, kaip per žodžius išreikšti, per dainas išreikšti, kaip aš jaučiuosi, tai aš ir pats nesuprasčiau, kaip aš jaučiuosi. Čia ne tik, man atrodo, šiaip mano noras kurti, bet ir mano toksai būdas išlikti, būdas, suprasti, būdas įsivardinti ir būdas kažkaip, kažką išnarplioti.